Kas bus sumaišius pica su sumuštiniu? Pica sumuštinis. Užėjom pažiūrėti M-Bakery Kaunas. Kas jums patinka labiau, pica ar sumuštinis? Palikit komentarą ir parašykit savo favoritus. O aš, būdamas Kaune, nusprendžiau suderinti abu ir aplankau vietą anksčiau besivadinusią Motiejaus kepyklėlę. Nuostabių kepinių ir bandelių jūs galite gauti ir dabar. Bet pasirodo, nuo ketvirtadienio iki sekmadienio jie pradėjo kepti ir perlenktos picos sumuštinius, kuriuos pamatęs ir nusprendžiau išbandyti. Tiesa, nepavyko susilaikyti ir nuo jų keptų bandelių bei kavos. Visgi kepyklėlė čia. Ir dėl to labai džiaugiuosi, nes mano įsigyta bandelė buvo tiesiog fantastiška. Nerealaus traškumo ir skonio dešla, žemės riešutai, pistacijos, regis tokia paprasta, bet visiškai nereali. Tokia rankų darbo, be tinklinio robotizmo jausmo, o su meile. Tad patogiai įsitaisau, apžiūriu aplinką, išsitraukiu kompiuterį ir nedirbti nusprendžiu. Atsakau vieną kitą laišką ir ant mano stalo keliauja mortadela su pistacijomis sumuštinis. 9 eurai ir brangiausias variantas iš visų. Sumuštinis gražus, gal net prilygsta pavasario grožiui, kuris mus jau pasiekė. Geras kepimas ir rimta porcija. Pakilnojam, pažiūrim, pirmas kąsnis ir suprantu, kad esu Italijoje. Na, bent jau skonis nieko nenusileidžia tikrai ten ragautams sumuštiniams su mortadela ir pistacijomis. Ne tik gausų priedų, bet ir ta nerealaus skonio picos tešla. Idealaus raugo brandinimo, tiesiog tobula tešla ir pagrindas sumuštiniui. Labai užskutau šitą variantą. O ir dydis toks, kad dviem užtektų vieno sumuštinio. Gaila tik vieno, kad gamina nuo ketvirtadienio iki sekmadienio. Nes šis šedevras turėtų džiuginti žmonės kiekvieną dieną. Tikrai rekomenduoju tiek šios sumuštinius, tiek bandeles. Pasisekė kauniečiams. Skanaus.